Medelius reikia baltinti rudenį. Ai, rudenį aš kažkaip užmiršau. Tai dabar nubaltinsiu, bent jau gražiau bus. O ir kaitrų saulės spinduliai mažiau pakenks vaismedžių žieviai. Saugant vaismedžius nuo žievės ligų, labai svarbu saugoti jų kamienus nuo sutrukinėjimo. Išpjaustyti pažeistas šakutes, o žaizdas aptepti. Žaizdų aptepimai geriausia priemonė yra vandens emulsinių dažų ir sisteminio fungicido skiedinys. Vaje, Akvilė, kiek tu daug nusimanai apie sodo priežiūrą. Tik reikėjo sakyti ne priemonė žaizdų aptepimui, bet žaizdoms aptepti. Jei dar nesakome, paimk piniginę pinigų sudėjimui, tai greit sakysime, nes kažkodėl kalboje reikia, nereikia įsigali veiksmažodinių daiktavardžių naudininkai. Tai reikėtų sakyti ne šluota kiemo šlojimui, o šluota kiemui šluoti, ar ne? Ne vieta rūkimui, bet rūkimo vieta arba vieta rūkyti. O kava būna ne išsinešimui, bet išsinešti, juk taip? Taip, o mano rankose ne šepetys medžių baltinimui, o medžiams baltinti. O tavo rankose prietaisas ne medžių purškimui, bet medžiams purkšti. Šiuo purkštuvu dar nupurkšiu obelis ir kriaušes fungicidu čempionu. Šis preparatas tinkamas iki vegetacijos pradžios prieš pumpurų brinkimą. Tirpalo paruošimui, tirpalui paruošti imama 50 gramų preparato ir 10 litrų vandens. Akvilė, kokia tu šaunuolė! Ir apie sodą tiek išmanai, ir kalbos subtilybių taip greitai mokaisi. Nekurie žmonės galvoja, kad aš labai gabi. Nekurie, Akvilė, o kai kurie. Nekuris, nekuri yra nevartotinas vertinys. Taip, vienas kitas žmogus taip pagalvoja. Akvilė, o gal žinai ko? Vyšnes reikia purkšti? Fungicidu skoru reikėtų nupurkšti, bet dabar dar per anksti. Reikės pas jūs atvykti prieš vaismedžių žydėjimą. Tai yra, reikės nupurkšti vyšnioms esant rožinio pumpuro tarpsnio, kai žiedpumpuriai dar tik pradės skleistis. Kaip gražiai pasakei, vyšnioms esant rožinio pumpuro tarpsnio. Labai gražiai ir taisyklingai ir netgi moksliškai. Bet grįžkim prie sodo. Kovo mėnesį pagrindiniai darbai yra medelių baltinimas, žaizdų gydymas ir fungicidu čempionu reikia nupurkšti, taip? Taip. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti krašto naujienas. Šiandien jūsų dėmesiui. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-metį šventė kaip niekada daug kėdainiečių. Dotnuvos pagrindinėje mokykloje lankėsi signataras Mykolas Arlauskas. Atžalyno gimnazijoje vyko respublikinė konferencija 25 laisvės metai. Arnetų įsikūrė tradicinių amatų centras. Šį mėnesį mokamos pensijų kompensacijos.
Vakar kėdainiečiai, kaip ir visa tauta, šventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Lietuva laisva ir nepriklausoma. Šią žinią 1990 kovo 11-ąją pasauliui paskelbė Aukščiausiosios tarybos deputatai pasirašydami nepriklausomybės aktą. Tokiu būdu mūsų šalis po pusšimčio sovietų okupacijos metų sugrįžo į pasaulio valstybių žemėlapį. Kovo 11-oji tapo naujo etapo pradžia ir šalies laisvės simboliu. Šiemet Lietuva pažymėjo nepriklausomybės atkūrimo 25-asias metines. Ta proga Kėdainių Šventojo Juozapo bažnyčioje aukotos šventosios mišios. Už ką meldėtės bažnyčioje? Už nepriklausomybę, kad ją išlaikytumėm dar ilgai, visą laiką, kad būtų ta nepriklausomybė. Ir mūsų vaikai, anūkai mokėtų išsaugoti, ką mūsų protėviai kovojo už ją, kiek yra žuvusiųjų, kad daugiau nepasikartotų šito. Ar dideli pokyčiai įvyko mūsų šalyje per tos 25 metus? Tikrai daug visko įvyko. Žinoma, negalima taip jau 100% džiaugtis, betgi priklauso viskas nuo mūsų pačių. Po šventųjų mišių rajono vadovai, Seimo ir savivaldybės tarybos nariai kartu su kėdainiečiais pagerbė mūsų kraštiečio nepriklausomybės akto signataro Povilo Aksomaičio atminimą. Šio ir kitų signatarų dėka Lietuva tapo laisva. Gyvename nepriklausomoje šalyje. Širdis jaučia didžiulį pasididžiavimą, kad esam lietuviai, kad gyvename gražioj, šaunioj Lietuvoje ir kuri yra laisva. Koks jausmas, kai matote plazdančias vėliavas ir kai giedamas Lietuvos himnas? Tiesiog žinokit, širdį kažkas taip suima, atrodo su ranka suglebė ir norisi ir džiaugtis, ir verkti tuo pačiu. Ir to vėliavų plazdėjimas atrodo širdies virpėjimas. Trispalvė mūsų valstybės simbolis ypač širdį suvirpina buvusiems tremtiniams. Mano tėvai sakydavo dar Sibiro tremty, kad ta graži tradicija iškelt valstybės vėliavą buvo labai gyva anoj Lietuvoj. Ir kada aš pirmą kartą pamačiau mūsų nepriklausomoj Lietuvoje iškeltą mūsų trispalvę, aš prisiminiau tuos sunkius laikus, tą kelią, tuos žmonės, kurie ėjo į nepriklausomybę. Ir šiandien iškeltos vėliavos, aš manau, kad simbolizuoja mūsų susitelkimą, mūsų pasiryžimą ir toliau dirbti Lietuvos labui, mūsų meilę Lietuvai, tai šaliai, kurioje mes gimėm, kurioje užaugom ir kurioje auginam savo vaikus ir aš manau, čia gyvens ir anūkai. Lietuva nepriklausomybę atgavo prieš 25 metus, kai dabartinis jaunimas dar nebuvo gimęs. Apie kovo 11-ąją jie sužinojo iš istorijos vadovėlių, tėvų ir mokytojų pasakojimų. Tad buvo įdomu sužinoti, ką Lietuva ir jos laisvė reiškia jauniems žmonėms. Ar jaunimas myli Lietuvą? Labai. Už ką? Nes jinai yra graži, jos labai kalba graži. Ar tau brangi Lietuva? Taip, labai. Norėtum čia gyventi? Taip. Visada? Taip. Nes Lietuva man patinka. Kas labiausiai? Kalba. Kaip kalba lietuviškai daug pažįstamų Lietuvoje gyvena. Ar geri žmonės Lietuvoje? Taip. Kaip manai, ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti, kad Lietuva klestėtų? Kiekvienas daugiau dirbti. Gimėm mes čia ir mes turim mylėti savo šalį. Savo meilę Lietuvai mūsų krašto jaunimas išreiškė dainuodami ir šokdami Kėdainių kultūros centro surengtoje šventėje Laisvi, nepriklausomi, kitokie. Į nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui skirtą renginį gausiai susirinkusiems kėdainiečiams arenoje koncertavo maždaug 400 atlikėjų. Koncerto vedėjai Jonas Nainys ir Rolandas Mackevičius skaitė mūsų signatarų, krašto garbės piliečių ir kitų žinomų rajono žmonių užrašytas mintis apie nepriklausomybės svarbą. Koncerto pabaigoje visi drauge sugiedojo tautišką giesmę ir iš 3 spalvų kortelių sudėjo dėlionę, kuri simbolizavo tai, kad Lietuva tai ne vien teritorija, tai visi mes. Ko palinkėtume vieni kitiems? Laisvės, ramybės, taikos, kad sugrįžtų mūsų lietuviai į Lietuvą, jie remtų Lietuvą savo pečiais. Svarbiausia nuoširdžiai tikėti,
kad vis ir dirbti, ir stengti savo šaliai, neišsibėgioti po pasaulį. Vienybėje, tik tai yra vienybėje viskas įmanoma daugiau pasiekti ir likti laisviem. Dotnuvos pagrindinėje mokykloje apsilankęs signataras Mykolas Arlauskas vaikams papasakojo, kaip buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Lietuvos nepriklausomybės aktą pasirašė 124 aukščiausiosios tarybos, vėliau pavadintos atkuriamuoju Seimo deputatai. Tarp signatarų buvo 3 Kėdainių rajono atstovai – Vilainietis Povilas Aksomaitis, Krakiškis Kęstutis Rimkus ir Dotnuviškis Mykolas Arlauskas. Nors nuo to laiko prabėgo 25 metai, šie įvykiai nepamiršti. Dabar apie tai pasakojama vaikams, kuriems neteko būti 1990 kovo 11 liudininkais. Kaip buvo pasirašomas Lietuvos nepriklausomybės aktas, Dotnuvos pagrindinės mokyklos moksleiviai išgirdo iš paties signataro Mykolo Arlausko. Kada mes pasirašėm aktą nepriklausomybės ir išėjom, tai jau buvo apie 11:30 galbūt vakarų, žmonių dar minė čia ir su gėlėm, ir su žvakėm laukia ir visi šaukia. Ačiū, mes ir euforijai tokioj sprendimui šitam, kai reikėjo ryžto, jau, taip sakant, buvo pakankamai, nors aplinkui tuo metu sąlygos buvo gana sudėtingos. Ir tai, antra vertus, ne vienas pagalvodavom, ko visa tai gali labai greit baigtis. Bet, ačiū Dievui, viskas baigėsi, sakykim taip, laimingai. Per 25 metus Lietuva stipriai pasikeitė. Dabar, jeigu taip kalbėti visiškai nuoširdžiai, tai aš norėčiau tik pasidžiaugti. Padaryta rodos nedaug, bet padaryta daug gerų darbų. Įstota į puikias vėžes per tą trumpą laiką. Tiesiog aš esu labai patenkintas, kad mes jau tapom ir Europos Sąjungos šeimoje, ir NATO, ir visi reikalai šitie labai palankiai sprendys. Ir štai, kai aš kaip žemdirbys pasižiūriu į mūsų laukus, į mūsų žmonės, man tiesiog širdyje džiaugsmas yra didžiulis, kokie pasiekimai, lyginant su to, ką mes tada turėjom. Reikia mums tik tai mylėti, gerbti žmonės, ne tik žinoti teisės, bet ir pareigas, kad reikia ir atjaust, reikia ir padėti viens kitam, viens kitą mylėsim, gerbti savo kalbą ir tada bus dideli nuopelnai mūsų tėvynei. Pasitikdama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, Dotnuvos pagrindinės mokyklos bendruomenė rišo trispalves apyrankes, piešė piešinius, rašė laišką Lietuvai, dalyvavo sportinėse varžybose, o susitikime su signataru Mykolu Arlausku ne tik klausėsi įdomių istorinių faktų, bet ir dainavo, deklamavo eilėraščius, atsakinėjo į įvairius klausimus susijusius su Lietuva ir jos žymiais žmonėmis. Kaip pasakojate Lietuvos istoriją, kaip vaikai į tai reaguoja? Iš tikrųjų, pačioje pradžioje šiek tiek skeptiškai. Todėl, kad vaikai gimę šiam laikotarpiai, jiems tie istoriniai momentai nėra tokie aktualūs ir svarbus. Bet peržiūrėję įvairią vaizdinę medžiagą, aptarę ją, išanalizavę, mes supratome, kad vaikams irgi ne tas pats, kas tai yra kovo 11-oji. Nors vaikai gimė jau nepriklausomoje Lietuvoje, jie suvokia, kad atgauta šalies laisvė jiems suteikė kitokį gyvenimą, nei kad turėjo jų tėvai ir seneliai. Tapom nevaržomi, galim daryti, ką norim ir nėra, kad mus kažkas ten spaustų ir sakytų, ten daryk tą, daryk aną, turim savo poreikį rinktis. Mes absoliučiai didžiuojamės, kad esame lietuvės. 25 laisvės metai. Tai pavadinta Respublikinė konferencija, surengta Atžalyno gimnazijoje.
Nepriklausomos Lietuvos 25-asis gimtadienis nepaliko abejingų. Šią šventę vienaip ar kitaip pažymėjo įvairios bendruomenės, švietimo įstaigos. Atžalyno gimnazija ta proga surengė Respublikinę moksleivių konferenciją 25 laisvės metai. Nuo vasario 16 iki kovo 11 yra tas tarpas, kada galima apmastyti labai daug dalykų. Ir kada mokiniam pasiūlėm, kad pasidomėtumėm giliau Lietuvos istoriją, jie mielai sutiko. Tai turbūt pirmiausia kilo noras iš mokinių. Jie tikrai nori labai ir labai džiaugiuosi, kad labai daug pranešimų, kad atsiliepė kitos mokyklos. Atvažiuoja mūsų draugai iš Putinų Alytaus gimnazijos, Šviesiosios gimnazijos, Krakių akademijos. Taip kad jauni žmonės domisi Lietuvos istorija, čia turbūt yra svarbiausia ir labai smagu, kad galim organizuoti tokią konferenciją. Yra 5 darbo grupės, 2 yra istorijos, 2 lietuvių kalbos apie garsiuosius mūsų rašytojus ir kultūros veikėjus ir 1 tokia praktinė dailės, kur bandysim pagaminti instaliaciją ir pristatyti konferencijos pabaigoje. Respublikinėje konferencijoje dalyvavusios Atžalyno gimnazistės Greta ir Rūta sakė, kad kovo 11-oji joms yra tikra šventė. Aš tiesiog suvokiu tą šventę, tą minėjimą kaip tikrai labai svarbų dalyką, nes mūsų protėviai, mūsų proseneliai ir dar anksčiau labai stipriai kovėsi ir išgyveno tikrai gan nepalankes sąlygas. Ir vis tiek neprarado to tikėjimo, tai aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbus minėjimas ir aš esu tikrai labai dėkinga tiems žmonėms, kurie kovėsi ir nepasidavė vardan mūsų Lietuvos. Tai, kad mūsų šalis laisva, kaip manai, kokias galimybės tai atveria? Tai tiesiog mes galime gyventi nieko nesivaržydami, nieko nebijodami, galime būti tiesiog laimingi, laisvi, galim mokytis tiek Lietuvos universitetuose, tiek užsienio, galim pažinti pasaulį, keliauti nieko nebijodami ir laisvi. Jeigu dabar reikėtų kovoti už šalies nepriklausomybę, jaunimas eitų kovoti? Aš manau, kad eitų. Aš labai tikiu mūsų jaunimą ir aš manau, kad jis nėra toks galbūt blogas, kaip dabar daugelis gal mano, tai aš manau, kad jaunimas kovotų. O tu eitum ginti tėvynę? Žinoma, tikrai taip, net nebejoju. Ir turėtų visi taip eiti. Nes manau, kad jeigu iškiltų realus pavojus ir suprastų, kad nebebus laisvi, tai tikrai visi eitų. Laisvė tai vertybė, kurią neabejotinai gintų ir nepriklausomybės akto signataro Povilo Aksomaičio dukra Aušra Ščiukienė. Laisvė, kurią gavome, pridėjo mums labai daug atsakomybės. Atsakomybės už Lietuvą, atsakomybės už šeimą, atsakomybės už draugus. Norint, kad laisva Lietuva būtų, kad liktų nepriklausoma, mes turim pradėti nuo savęs ir neklausti, ką jinai davė, o turim duoti. Šalies istoriją kuriame visi drauge. Ją lyg mozaiką sudėliojame iš daugybės darbų. Esamų ir buvusių Atžalyno gimnazijos mokytojų moksleivių dėka visa šios gimnazijos istorija sugulė į metraščius, fotografijų albumus. Su archyvinė medžiaga galima susipažinti ne tik viename iš kabinetų, bet ir gimnazijos tinklalapyje. Arnetų name įsikūrė tradicinių amatų centras. Viename iš Kėdainių krašto muziejaus padalinių Arnetų name įsikūrė tradicinių amatų centras. Pirmame renginyje skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui ir etnografinių regionų metams pažymėti buvo demonstruojami Kėdainių krašto senieji amatai. Kraštiečiai galėjo ne tik apžiūrėti krašto muziejaus archyvose sukauptus dirbinius, bet ir pamatyti, kaip jie gimsta. Renginyje dalyvavo 5 mūsų krašto amatininkai. Loreta Steponavičienė rodė, kaip rišamos juostos. Mindaugas Mažalis kūrė keramikos dirbinius ir leido tai išbandyti kitiems. Birutė Šinkūnienė mokė pinti iš vytelių. Audrius Vasiliauskas demonstravo drožybos meną, o Milda Petraitienė kvietė mokytis austi. Šiuos amatus ne vieną dešimtmetį puoselėjantys žmonės džiaugiasi Kėdainiuose įkurtų tradicinių amatų centru. Labai smagu. Galbūt atsiras jaunimo, gal kas susidomės, kad neišnyktų tas amatas. Aš su malonumu tikrai stengsiuosi perduoti viską. Jeigu kas norės paaiškinti, pamokyti, tegu žmonės tegu dirba, tegu aučia. Bus labiau vaikai skatinami tęsti tas mūsų lietuvių liaudies tradicijas, tą kultūrą puoselėti, meną, tai ir neužmiršti, kas seniau buvo sukurta.
Ir žinoma, svarbiausia tai yra saugoti, ką turim ir palikti ateinančiom kartom. Kėdainiai dar 17 amžiuje garsėjo kaip amatininkų centras. Labai gerai, kad dalis senųjų amatų išliko iki šių dienų, džiaugiasi etnografė Regina Lukminienė. Kad amatai būtų dar labiau žinomi ir puoselėjami, nuspręsta Kėdainiuose įkurti tradicinių amatų centrą. Jo misijos yra kelios. Sieksime burti amatininkus. Ir tie amatininkai, kad visų pirma, siektų rodyti, kad tas amatas jų yra senas, tai yra sertifikuotis, tokia iškelta kaip ir misija kiekvienam amatininkui, nes tada, jisai, kai sertifikatą turės rankose, visi žinos, kad tai tikras amatininkas, kad jo dirbiniai yra išlaikę 100 ir daugiau metų tradiciją. Na ir aišku, demonstruosime tuos amatus plačiai visuomeniai, pirmiausia jaunai kartai, bandysime mokyti per edukacijas, rodyti, aiškinti, na ir kartu bandysim atsirinkti, kurie gabiausi vaikai ir kurie nori to amato pramokti, išmokti. Na, o įvairiausių miestų švenčių metu, gal dar kažkokių švenčių, bandysim daryti įvairiausius plenerumus, bandysime plačiau ir miesto visuomenė amatus parodyti. Renginyje dalyvavusiems kraštiečiams koncertavo folkloro ansamblis Jorija. Kol vieni klausėsi senųjų Kėdainių krašto dainų, Laura Steponavičiūtė, kuriai nė 10 metų nėra, mikliai rišo trispalvę juostą. Išmokė mama, nes jinai yra labai kruopšti, moka vytinės juostas, tai norėjai, kad aš irgi būčiau kruopšti. Tai išmokė manęs tokias juostelės. Ar lengva taip rišti? Kaip mane mokino, tai labai buvo lengva iš tikrųjų. O kaip manai, jauni žmonės turėtų mokytis senųjų tradicijų? Taip. Kur įdomiau, ar prie kompiuterio sėdėti, žaisti, ar čia juostas pinti? Juostas geriau pinti. Įdomiau? Jo. Kodėl įdomiau? Todėl, kad tiesiog toks malonumas yra. Tikimasi, kad tokių žingeidžių ir kruopščių vaikų kaip Laura atsiras nemažai ir kad jie norės puoselėti senuosius amatus. Mūsų krašto amatininkus sukurtų dirbinių iš krašto muziejaus fondų paroda, kurioje taip pat eksponuojama prieš 5 metus 1021 kraštiečio nuausta 11 metrų juosta, Arnetų name veiks iki balandžio 17 dienos. Tęsime laidą. Sodra informuoja, kad kovo mėnesį yra mokamos pensijų kompensacijos. Vadovaujantis valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo invalidumo pensijų kompensavimo įstatymu, šių metų kovo mėnesį pensijų gavėjams, kuriems 2010-2011 metais buvo sumažintos pensijos, bus mokamos kompensuojamos pensijų sumos. Per kredito įstaigas gavėjai išmokas gaus šių metų kovo 13 dieną, o per pensijas pristatančią UAB Godlyje kompensuojamos sumos bus išmokamos kartu su periodinėmis išmokomis. Primename, kad kompensuojamos tik šių rūšių pensijos senatvės, išankstinės senatvės ir netakto darbingumo bei invalidumo pensijos. 20% kompensuojamos sumos jau buvo išmokėta 2014 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Po 40% kompensuojamos sumos proporcingai bus išmokėta 2015 ir 2016 metais kovo, birželio, rugsėjo bei gruodžio mėnesiais. Taip pat norime priminti, kad prašymų dėl kompensuojamos sumos apskaičiavimo bei išmokėjimo pateikti nereikia. Nebent pensijų gavėjai buvo išvykę į užsienį arba pasibaigė netekto darbingumo pensijų išmokėjimo terminas. Tokiu atveju reiktų kreiptis į artimiausią sodros teritorinį skyrių. Informuojame, kad asmeninę informaciją apie save galite sužinoti Sodros informacijos centro telefonu 1883 arba telefonu 85-250-0883, nurodžius kliento identifikavimo kodą.
Šį kodą galite gauti prisijungę prie elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos EGAS arba atvykę į artimiausią Sodros klientų aptarnavimo priimamąjį. Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos, penktadieniais iki 15 valandos 45 minučių. Norėdami gauti išsamesnį informaciją, galite kreiptis į Kauno skyriaus Kėdainių klientų aptarnavimo priimamąjį adresu Knypavos rinkos aikštė 1, Kėdainiai. Po krašto naujienų žiūrėkite kalbos rėtį. Naujoje laidelėje autorės darbuosis sode ir svarstys, kokia priemonė geriausia medžių žaizdų aptepimui ar žaizdoms aptepti. Vėliau orų prognozė, informaciniai pranešimai. Gero jums vakaro. Sudie.